Labą dieną, norėjau paskaityti iš knygos Kaip pergudrauti velnią. Tai pradėsiu. Taip, čia bus 114 puslapis ir tai jau skaitau. Taip. Čia pokalbis su velniu yra Napoleono Hilo. Jūsų paaiškinimas nušviečia visą reikalą, o dabar keliaukime prie kitų jūsų triukų, kuriais viliojate žmones plaukti pasroviui. Vienas veiksmingiausių mano triukų yra propaganda. Man tai labai vertinga priemonė, padedant programuoti žmones, kad žudytų vienas kitą prasidėjus karui. Šio triuko gudrybė slypi jo panaudojimo subtilume. Propagandą sumaišiau su pasaulio naujienomis. To mokau ir valstybinėse, ir privačiose mokyklose. Matau, kad propaganda randa kelią ir į sakyklas. Nuspalvinu ją visus filmus. Matau, kad ji randa kelią į namus, kuriuose yra radijas. Įdedu ją į skelbimų lentas, laikraščius ir radijo reklamą. Paskleidžiu propagandą visose verslo vietose, kur dirba žmonės. Užpildau ją teismo sales skyrybų metu ir ji padeda man naikinti įmonės ir pramonę. Tai mano pagrindinė priemonė skatinanti banko griūtis. Mano propagandistai aprėpia pasaulį taip kruopščiai, kad aš galiu sukelti ligų epidemijas, paleisti karus ar įstumti verslą į panikos liūną. Jei naudodamas propagandą galite padaryti viską, ką sakote, nenuostabu, kad vyksta karai ir verslininkus apima pesimistinė nuotaika. Paaiškinkite, ką turite omenyje sakydamas propagandą, kas tai ir kaip jį veikia. Noriu sužinoti, kaip jūs priverčiate žmones plaukti pasroviui, pasinaudodamas šią šėtonišką priemonę. Propaganda tai priemonė, planas ar metodas, kuriuo žmonėms gali būti daroma įtaka, kai jie net nežino, kad tai vyksta, ar gali nežinoti įtakos šaltinio. Propaganda taikoma versle, kad mažintų konkurenciją. Darbdaviai ją naudoja, kad įgytų pranašumą prieš darbuotojus. Darbuotojai atsako tuo pačiu ir naudoja propagandą, kad įgytų pranašumą prieš darbdavius. Tiesą sakant, ji skleidžiama taip visuotinai ir tokiu sklandžiu, gražiu ir supaprastintu būdu, kad atrodo visiškai nekenksminga, net kai ją identifikuoja. Manau, kad kai kurie jūsų vyrukai dabar įsitraukia į amerikiečių protų ruošimą plaukti pasroviui, pasikliauja diktatorišką formą. Papasakoti, kaip jie veikia. Taip, milijonai mano vyrukų ruošia amerikiečius hitlerizacijai. Mano geriausi vyrukai veikia dalyvaudami politikoje ir darbo organizacijose. Mes ketiname pavergti šalį balsavimo biuleteniais, o ne kulkomis. Amerikiečiai yra per daug jautrūs, todėl negalėtų ištverti šoko, matydami, kaip jų valdžios forma išgujama naudojant kulkosvaidžius ir tankus. Todėl mano vyrukai patikė jiems maistą, kurį amerikiečiai lengvai nuris. Jame sumaišoma nesantaika tarp darbdavių ir darbuotojų, parodoma, kai valdžia nusigręžia nuo verslo ir pramonės. Kai propaganda tinkamai atliks savo darbą, vienas iš mano vyrukų įžengs kaip diktatorius ir tie 9 senukai iš jūsų aukščiausiojo teismo su savo kvailomis konstitucijos nuostatomis pasišalins. Visi gaus darbus ar bus maitinami iš valstybės iždo. Kai žmonių pilvai pilni, jie lengvai plaukia pasroviui su to, kuris juos maitina. Alkanus žmonės kontroliuoti sunku. 38 metais vienas iš velnio įrankių Amerikos hitlerizacijai buvo valdžios nusigręžimas nuo verslo pramonės bei gyventojų maitinimas iš valstybės iždo. Ar šiandien nematome tokios pat situacijos, ar velniui sekasi? Jei Napoleonas Hilas imtų iš velnio interviu šiandien, velnis galėtų džiaugtis jau dabar esamomis ar siūlomomis tai vadinamomis teisių programavimus bei krikštauti dėl valdžios ir vis didėjančio kišimosi į nepriklausomas įmones, pavyzdžiui, automobilių ir finansų sektoriuose. Taip, klausimas. Aš dažnai pagalvoju,
Aš dažnai pagalvodavau, kas išrado tą gudrų triuką, kurį jūs vadinate propaganda. Iš to, ką jūs man dabar pasakojate apie jos šaltinį ir pobūdį, suprantu, kodėl propaganda yra toks baisus ginklas. Tik tokia protinga būtybė kaip jūs, jūsų didenybė galėjo išrasti priemonę, kuri atbukina protą, slopina valią ir vilioja žmonės plaukti pasroviui. Kodėl nenaudojate savo galingosios propagandos ginklo, kad užvaldytumėte aukas, o verčiau pavergiate žmonės per baimę ir naikinate karuose? Taip, čia velnias. Kas yra velnio baimė be propagandos? Tu nepakankamai atidžiai sekei mano metodą, nes kitų atveju būtum pamatęs, kad aš esu didžiausias propagandistas pasaulyje. Aš niekada nesiekiau galutinių tikslo tiesiogiai atviromis priemonėmis. Jeigu galiu tai pasiekti subtiliai gudraudamas, kaip manai, ką aš naudoju, kad iš žmonių protus pasiečiau neigiamas mintis ir taip juos užvaldyčiau? Jiems net nesuvokiant, kad tai ne jų pačių mintis, kaip tu tai pavadintum, ar tik ne gudriausia propagandos forma. Ar tik nebandote man pasakyti, kad naikinantys žmonės jų pačių pagalba, jiems nesuprantat, kad jūs tai darote. Būtent tai aš ir noriu tau pasakyti, bet to aš atskleisiu, kaip tiksliai šis triukas veikia. Kaip konkrečiai jūs paverčiate žmonės propagandistais ir atviliojate juos į savanorišką įkalinimą? Papasakote man istoriją su visomis jos tragiškomis detalėmis. Taip pat jūs svarbiausia jūsų išpažinties dalis ir aš degu nekantrumu išgirsti jų paslaptį. Vargu ar galiu jūs kaltinti, kad vilkinate laiką nenorėdamas apie tai kalbėti, nes puikiai žinote, kad šis atsakymas ištrauks milijonus nekaltų aukų iš jūsų valdžios pančių. Jūs taip pat žinote, kad jūsų atsakymas apsaugos milijonus dar negimusių žmonių nuo jūsų apgaulių. Nenustabu, kad delsėte atsakyti. Jūsų išvados teisingos, ši mano išpažinties dalis padarys didžiausią žalą palyginti su visa likusia išpažinties dalimi. Tarp kitko, kodėl reikia rinktis, pavyzdžiui, atsidavusi Dievui žmogų arba sąžiningą skaidrų? Kad ne vien todėl, bet, pavyzdžiui, sąžiningas žmogus yra gerai, o dvasingas žmogus jis dar veda į aukščiausius tikslus, pavyzdžiui, į rojus tenais, išgelbėja sielas, pavyzdžiui. Tai tarkim, ir materialiai, kad vestų, tai reikia, kad išgelbėtų žmonės, o ne kad propaganda stumtų, kaip dabar valdžioje apgaudinėja, meluoja, ten savo tikslus siekia, naikina tas tautas, žmonės, visokias nesąmonės išdarinėja, ta prasme, tai taip ir yra daroma iš tikrųjų. Jūsų išvados teisingos, ši mano išpažinties dalis padarys didžiausią žalą palyginti su visa likusia išpažinties dalimi. Perfrazuokime jūsų galvos skausmą kitais žodžiais. Ši jūsų išpažinties dalis apsaugos daugiau milijonų nuo jūsų suvaldymo negu visa likusia dalis. Ką galiu pasakyti, aš patekau į pragarišką situaciją. Dabar sužinosite, kaip jaučiasi milijonai jūsų aukų. Pradėkime. Pirmąjį savo ėjimą į žmogaus protą įgyvendinu jį papirkdamas. Ką naudojate kaip kyšį? Naudoju daugybę malonių dalykų, kurio geidžia tas žmogus. Naudoju visus tos pačius dalykus kaip ir žmonės, norėdami papirkti vienas kitą. Papirkinėjimui naudoju visus dalykus, kurių nori dauguma žmonių. Mano geriausias papirkimo priemonės yra šios: meilė, sekso troškimas, godumas, nevaldomas noras kažką gauti už nieką, azartiniai lošimai, moterų tuštybė, vyrų egoizmas. Šiandieninėje aplinkoje aiškiai tiek moteris, tiek vyrai gali tapti tuštybės ir egoizmo aukomis. Noras valdyti kitus, potraukis svaigalams ir narkotikams, noras save išreikšti žodžiais ar darbais, noras mėgdžioti kitus, noras įsiamžinti, kad žmogus būtų žinomas ir po mirties, noras būti didvyriu ar didvyre, noras gerai pavalgyti. Tai įspūdingas pataikavimo priemonių sąrašas, jūsų didenybė. Ar naudojate ir kitas? Taip, daugybė. Bet šios yra mano mėgstamiausios. Sujungęs kelias, iš jo aš galiu įsiskverbti bet kurio žmogaus protą, kada tik noriu, bet kuriame žmogaus amžiaus tarpsnyje nuo gimimo iki mirties.
Jūs turite omenyje, kad šios pataikavimo priemonės yra raktai, su kuriais galite tyliai atrakinti bet kurio jūsų pasirinkto žmogaus proto duris. Būtent tai noriu pasakyti ir galiu tai padaryti. Kas nutinka, kai patenkate į proto žmogaus, kuris dar neturi plaukimo pasroviui įpročio, bet priklauso 98 procentų potencialių plaukikų pasroviui klasiai? Aš nedelsdamas imuosi darbo, kad užimčiau kuo didesnę dalį šio žmogaus proto, kurią galėčiau valdyti. Jei žmogaus didžiausia silpnybė yra pinigų troškimas, aš vaizdžiai tariant pradedu skambinti jam prieš akis monetomis, sustiprinu jo troškimą ir priverčiu juos siekti, o tada, kai jis jau būna visiškai šalia šio tikslo, aš jį nugalbiu jam iš panosės. Tai sena mano gudrybė. Kai pasinaudoju ją kelis kartus iš eilės, vargšas žmogus pasiduoda ir viską meta. Tada aš užimu truputį didesnę jo proto dalį ir užpildau ją skurdo baimę. Tai vienas geriausių mano proto užpildų. Taip, pripažįstu, kad jūsų metodas labai gudrus, bet kas nutinka, jeigu jo auka jūs apkvailina ir gauna tos didžiulius pinigus, tada jūs neužpildote jo proto skurdo baimę, ar ne? Ne, neužpildau. Aš užimu tą proto dalį užpildydamas ją kažko kitu. Jei manau, kad trokšta labai didžiulių sumų, aš permaitinu jį dalykais, kuriuos jis gali už šios pinigus įsigyti. Pavyzdžiui, aš priverčiu jį kimšti riebų maistą, tai lėtina jo mąstymą, kelia grėsmę širdies darbą ir paskatina pradėti plaukti pasroviui. Tada aš pastumėju jį valgyti labai daug ir taip nuodyti žarnyną. Tai taip pat lėtina mąstymą ir nuteikia nemaloniai. O jei auka nėra apsirijėlis, kokias kitas kvailystės paskatinate rinktis, kad žmonės imtų plaukti pasroviui? Jei auka yra vyras, paprastai pavyksta užnerti jam kilpą per sekso troškimą. Piktnaudžiavimas seksu priverčia vyrus plaukti nesėkmės link labiau nei visos kitos priežastys sudėjus kartu. Taigi maistas ir seksas yra du patikimiausi jūsų jaukai, tiesa. Taip, naudodamas šios du jaukus galiu pričiupti daugumą aukų, bet jų dar pražūtingas yra ir pinigų troškimas. Pradedu galvoti, kad turtai yra pavojingesni nei skurdas, jei tikėsime jūsų pasakojimą. Visa tai priklauso nuo to, kas tos turtus turi ir kaip juos įgyja. Ką bendro turtų įgyjimo būdas turi su to, ar jie atneš palaimą, ar taps prakeiksmu. Labai daug jei manimi netiki, pasižiūrėkit tos, kurie daug pinigų įgyja greitai, neturėdami laiko sukaupti išminties ir stebėk, kaip jie gautus pinigus leidžia. Kodėl tavo nuomonė turtingų žmonių vaikai retai pasiekia tiek pat, kiek jų tėvai? Pasakysiu, kodėl taip yra, todėl, kad turtingų žmonių vaikai nepatyrė, kas yra savidisciplina, kurią suvokia tik tada, kai esi priverstas dirbti. Pasižiūrėk į filmų žvaigždės ar sportininkus, kurie staiga pralapsta ir ima maudyti šlovės spinduliuose. Pastebėk, kaip jie greitai daugelį atvejų aš įslenku į juos ir juos užvaldau, dažniausiai per seksą, lošimą, maistą ir alkoholinius gėrimus. Per juos aš pričiumpu ir valdau didžiausius ir geriausius žmonės, kai tik jų rankose atsiduria didžiuliai pinigai. Pagalvokime apie daugybę sportininkų, kurie tapo mega žvaigždėmis, ar jie įdėjo tiek pastangų tik tam, kad viską prarastų dėl greitų pinigų ir šlovės. O tada pagalvokime apie milijonus jaunų žmonių, kurie juos gerbė. Pagalvokime apie loterijų laimėtojus, kurie tik per keletą metų viską praranda. Ar gali būti, kad taip nutinka dėl plaukimo pasroviui, o gal tai azartinių lošimų rezultatas? Ar gali būti, kad šiems ciklams diriguoja velnias? O kaipgi tie, kurie įgyja pinigus lėtai, teikdami kažkokią naudingą paslaugą, ar juos lengvai įtraukti į žabangas? O aš juos gaunu, bet dažniausiai turiu pakeisti jauką. Vieni nori vieno dalyko, kiti kito. Ten, kur mano tikslas yra lengviausiai pasiekiamas, aš leidžiu žmonėms gauti tai, ko jie labiausiai nori. Bet tik pakotį įvynioju kažką, ko jie nenori. Tas dalykas, kurį jiems duodu, yra būtent tai, kas priverčia šios žmonės tapti plaukiančiais pasroviui. Ar matai, kaip aš dirbu? Ir tai labai sumanus darbas. Jūs priviliojate žmonės per jų natūralius troškimus, bet kai tik įmanoma, į jų troškimo objektą įdedate savo mirtino nuodą. Dabar tu supratai, matai, aš taip sakant manevruoju alternatyvomis, kad pasiekčiau rezultatą.
Iš to, ką sakote, aš darau išvadą, kad negalite priversti neplaukiančio pasroviui asmens padėti jums įgyti jo proto kontrolę, pasitelkdamas papirkimo priemonės. Ar tai tiesa? Tikra tiesa, aš galiu ir tikrai bandau sudominti neplaukiančiosius pasroviui įvairiomis papirkimo priemonės, nes siūlau dalykus, kurių natūraliai trokšta visi žmonės, bet pastarieji primena žuvis, kurios nugriebia masalą nuo kabliuko, bet neužkimba. Neplaukiantis pasroviui asmuo iš gyvenimo pasiima viską, ko nori, bet padaro tai pasikliaudamas savo požiūriu. Plaukiantysis pasroviui ima viską, ką tik gali gauti, bet paima tai, ką gauna pasikliaudamas mano požiūriu. Kitais žodžiais tariant, neplaukiantis pasroviui asmuo skolinasi pinigus iš teisėto bankinimo, jei to nori, ir moka teisėtas palūkanas. Plaukiantysis pasroviui nueina į lombardą, užstato savo laikrodį ir už pasiimtą paskolą moka savižudiškas palūkanas. Taigi iš jūsų pareiškimų suprantu, kad prikišate rankas prie visų žmonių bėdų ir kančių, nors jų buvimo gali ir nesimatyti. Nenorintieji man dirbti dažnai yra mano geriausi darbuotojai. Matai, nenorintieji man dirbti yra tie, kurių negaliu valdyti pasitelkdamas pakišas. Tai žmonės, kuriuos turi valdyti per baimę ar kokių nesėkmių formą. Jie nenori man tarnauti, bet negali to išvengti, nes plaukimo pasroviui įprotis jos amžiams sujungia su manimi. Dabar pradedu geriau suprasti jūsų taktiką. Jūs papirkate savo aukas per jų natūralius troškimus ir jie pasiduoda masalui, vedate jos iš kelio, kol priverčiate plaukti pasroviui. Jei žmonės nereaguoja į masalą, jų protose pasėjote baimės sėklą ir įviliojate į spąstus per kažkokią nesėkmę, tada spaudžiate jos ribodami laisvę, kol šie nusirita žemyn. Ar toks jūsų metodas? Būtent tokia yra mano darbo taktika, gudru ar ne, kurie labiau tinka jūsų propagandiniam darbui, jauni ar seni. Žinome, kad jauni juos žymiai lengviau paveikti pasitelkiant daugumą mano naudojimų pakišų, negu tuos, kurie jau turi brandžią nuomonę, bet to jauni ilgiau man pasitarnauja. Taip. Jūsų didenybė man paaiškino, kas tai yra plaukimo pasroviui įprotis. Pasakykite, kaip galima nuo jo apsisaugoti. Noriu, kad pateiktumėte išbaigtą formulę, kurią galėtų pasinaudoti bet kas. Apsisaugoti nuo plaukimo pasroviui įpročio gali bet kas, kas turi normalų kūną ir sveiką protą. Savigynimai taikomi šie paprasti metodai. Visada galvokite savo galvą. Faktas, kad žmonėms nesutikta teisė visiškai valdyti nieko išskyrus galę patiems mąstyti, yra labai reikšmingas. Aiškiai nuspręskite, ko norite iš gyvenimo, tada sukurkite planą, kaip to pasieksite, ir jei reikia, būkite pasirengę paaukoti viską, o ne susitaikyti su pralaimėjimu. Išanalizuokite laikiną pralaimėjimą, nesvarbu kokio jis pobūdžio, ir pasiimkite iš to lygiavertę naudos sėklą. Būkite pasirengę teikti naudingą paslaugą lygiavertę visiems materialiems dalykams, kurių reikalaujate iš gyvenimo. Atminkite paslaugą pirmiau. Supraskite, kad jūsų protas yra priimantis mechanizmas, kurį galima nustatyti, kad gautų pranešimus iš universalaus sandėrio, begalinio intelekto, siekiant pavirsti savo troškimus realybę. Supraskite, kad laikas yra didžiausias jūsų turtas, vienintelis dalykas išskyrus mąstymo galią, kurį turite iškart. Tai dalykas, kurį galite paversti materialiais dalykais, kurių trokštate. Planuokite savo laiką, kad jo neiššvaistytumėte veltui. Pripažinkite tiesą, kad baimė yra užpildas, kurio velnias užpildo nepanaudotą jūsų proto dalį. Tai būsena, kurią galite kontroliuoti, užpildydami tą erdvę tikėjimu, savo gebėjimu gauti iš gyvenimo viską, ko norite. Maldos metu neprašykite išmaldos, reikalaukite to, ko norite, ir primygtinai reikalaukite gauti būtent tai, o ne kažką kitą. Supraskite, kad gyvenimas yra žiaurus valdovas ir arba jūs jį valdote, arba jis valdo jūs. Čia nėra pusiaukelės ar tarpinio taško. Niekada nepriimkite iš gyvenimo nieko, ko nenorite. Jei laikinai esate priverstas tenkintis to, ko nenorite, galite mintise atsisakyti tai priimti ir jums atsivers kelias pasiekti tai, ko norite. Galiausiai atminkite, kad dėl nebejotino gamtos dėsnio jūsų dominuojančios mintis
trumpiausia ir patogiausia keliu pritraukia savo fiziškosios išraiškos pusę. Gerai pagalvokite, į ką koncentruojasi jūsų mintis. Įspūdingas sąrašas. Pateikite man paprastą formulę apimančią visus šios 10 punktų. Jei visus 10 punktų turėtumėte sudėti į vieną, koks jis būtų. Nebijokite nieko, ką darote, ir niekada nepalikite galvoje nebaigtų minčių. Užsiugdykite įprotį rasti konkrečius sprendimus visais klausimais. Ar plaukimo pasroviui įpročio galima atsikratyti, ar jį įgijus šis įprotis tampa nuolatiniu. Įpročių galima atsikratyti, jeigu turi pakankamai valios ir tai atlieka laiku. Egzistuoja taškas, kurį peržengus įpročio atsikratyti nebeįmanoma. Tada jo auka yra mano. Šiuo atveju žmogus primena į voratinklį patekusią musę. Jis gali priešintis, bet negali ištrūkti. Kiekvienas judesys įpainioja jį dar labiau. Tinklas, į kurį aš visam laikui įpainioju aukas, yra mokslininkų dar nesuprastas gamtos dėsnis. Gerai, viso gero. Sėkmės ir laimės.